Šiandien labai ypatinga diena yra. Madhavendra Puris buvo toksai šventasis ir Mahavendra Puris. Šiandien būtent ypatinga diena. Mahavendra Puris, jisai taip jau gavosi, jisai Nitya Lila iškeliavo šią dieną. Būtent šita diena tai yra diena, kai jisai atitikmuo, ar ne, kai jisai išėjo iš šito materiaus pasaulio į amžinus Radharani Krišnos žaidimus, į amžiną Lilą iškeliavo. Tai taip sakant, jisai paliko šitą kūną ir savo dvasinę visą prigimtim, savo sielą jisai iškeliavo į Nitya Lilą, tai vadinamas Nitya Lila, į dvasinį pasaulį. Tai yra ir skaudi diena tuo pat metu buvo, ar ne, tuo metu, reiškia, kad jisai iškeliavo, bet faktiškai dvasinis mokytojas yra transcendentinis, jis ateina ir jisai išeina, jisai niekados nemiršta, jisai lieka čia, liko jo pamokymai, jisai liko, reiškia, čia taip pat. Ir būtent tą dieną, kaip apsireiškia dvasinis mokytojas arba išeina, reiškia, ar ne, išėjimo jo diena į Nitya Lilą, tai yra atsiveria į jį toksai langas savotiškai, ar ne, kai mes galim gauti ypatingą jo malonę. Tai dėl to, pavyzdžiui, Mahavendra Puris mes galim prašyti jo premos, meilės Krišnai, meilės Radharani, tai jisai atsiveria langas į jį savotiškas toksai, ar ne. Tai dėl to ta diena yra labai svarbi ir labai ypatinga, kad mes galim siūlyti jam maldas, mes galim prašyti jo malonės, mes galim, reiškia, paukoti jam gėlytę, Mahavendra Puris, mes galim, reiškia, paukoti smilkalą, ugnelę, maisto kažkokio, tai galim paukoti jai vegetarinio, tarkim, švarus maistas gali būti riešutai, vaisiai ar ne, kažkokios tai daržovės, galime jam paukoti. Mahavendra Puri, priimk šitą auką, reiškia, tau yra kaip su meilė. Ir mes gausim tam tikrą ryšį, ar ne, ir jisai, tą dieną jisai tampa atviras mums. Tai yra šiandien dėl to ypatinga diena Mahavendra Puris. Ir Mahavendra Puris, kad pajausti jo, reiškia, premą, aš papasakosiu vieną labai ypatingą momentą, kai jisai buvo dar čia pas mus žemėje. Jisai keliavo su savo mokiniais, keliavo. Ir tuo pat metu keliavo Nityananda. Nityananda tai yra Krišnos brolis iš dvasinio pasaulio, bet jis kartu atėjo su Chaitanya Mahaprabhu čia. Tai buvo Chaitanya Mahaprabhu ir Nityananda. Ir mes kartuojam Pančatatva, Shri Gauranga Nityananda, Shri Advaita Chandra. Ar ne, tai Nityananda tai yra Krišnos brolis, dvasiniam pasaulyje, Krišnos brolis Balarama. Ir kai Krišna atėjo čia, kaip Chaitanyos Mahaprabhu formai, būtent Radharani ir Krišna kartu susijungė ir atėjo čia, kaip būtent Chaitanya Mahaprabhu, tai Krišnos brolis Nityananda, jisai priėmė savo irgi taip inkarnacijos tokią formą, tai Nityananda. Jisai buvo kaip Nityananda Avadhuta, tai reiškia išprotėjęs, jisai buvo tiesiog dėl Krišnos, jisai buvo išprotėjęs ir jisai labai myli Krišną, jisai labai rūpinasi Krišną, reiškia, ir jis pasirūpina, kad Radharani ir Krišna galėtų mėgautis Lilą, ar ne. Jisai pasirūpina, kad niekas jam netrikdytų, nemaišytų ir visą kitą aplinką, jisai rūpinasi viso kitu. Jis labai myli savo Krišną. Ir tokiu būdu Nityananda jisai keliavo taip pat per šventas vietas, jisai lankė. Ir taip gavosi, kad Nityananda ir Mahavendra Puris, jie susitiko, reiškia, jų keliai susikirto, ar ne. Būtent Nityananda ir Mahavendra Puris, jie keliavo. Mahavendra Puris su savo mokiniais po piligriminės vietas ir Nityananda keliavo per piligriminės vietas ir jie susitiko. Ir kai Nityananda pamatė jau iš tolo, reiškia, Mahavendra Puri, o Mahavendra Puris pamatė Nityananda, tiesiog abudu nualpo iš palaimos, reiškia, jie nualpo, jiems pasipylė nuo dvasinės palaimos, reiškia, nuo tokių dvasinių jausmų, iškonkuliuojančių nuo bhavos. Bhava labai didžiulė paplius, jie tiesiog draugystė tarpusė, tokia meilė, kad jie tiesiog pasipylė ašaras iš akių, jiems palaimos, reiškia, ekstazinės, jie preiškia ekstatinius požymius, premos dvasinius ekstatinius požymius, jie nualpo, reiškia, nukrito ant žemės, jiems ašaras bėgo iš akių ir atsikėlė, negalėjo matyti net. Ir truputėlį, kaip reiškia, ašaros nustojo tekėti, jie vienas kitą galėjo matyti ir prie vienas kitą ir apkabino. Jie apkabino vienas kitą, vėl ašaras bėgo iš akių, jie patyrė didžiausią palaimą, ekstazijas, jų, reiškia, plaukai šiaušiasi ant kūno, jų kūnas net keitė spalvą. Ir tokiu būdu jie net laikė, reiškia, šitos palaimas, tiesiog nukrito ant žemės, pradėjo voliotis, jie patyrė visus ekstazijas dvasinius požymius. Madhavendro kūnas, jisai tapo netgi šviesios, jis tapo melsvos spalvos, jisai priminė Krišną, kaip debesį, jis priminė Krišnos kūnas spalvą ir jo plaukai pasišiaušė ant jo kūno, reiškia, ir kūnas pakeitė spalvą ir jisai apreiškė visus dvasinius požymius, Mahavendra Puris. Ir Nityananda lygiai taip pat šalia jo, reiškia, jie abudu susitikę patyrė tokią palaimą, tokią meilę ir paskui vėl jie vienas kitą apkabino, kur reiškia, kol nurimo. Jie patyrė tokius
ekstatiškus meilės požymius. Ir labai įdomus dalykas, kas vyko aplinkui mūsų supratimu, tai buvo pilnas, reiškia, pilni meilės ekstazės dvasiniai požymiai, reiškia, jų. Jie reiškia pilnus dvasios jausmus ir aišku, išoriškai čia jų kūnai, jie netgi transformavosi, jie reiškia viduj tokią palaimą, bhavą patyrė, kad išoriškai jų kūnai tiesiog netgi deformavosi, netgi patyrė tai, ką jie negali atlaikyti tų emocijų, ar ne, dėl to ašaros pradeda bėgti, kūno spalva keičiasi, šiurpuliukai ir visa kita bėga per kūną tokiu būdu, kad reiškia, tai yra ekstatiniai požymiai, tai yra atskira tema, būtent kokius ekstazės požymius patiria vaišnavai, būtent atsidavę Krišnai ir kurie iš tos tas santykis, ta meilė patiriama savo širdyje, ar ne, tarp Radharani, tarp mūsų, tarp Krišnos, ar ne, ta meilė tikra, kai faktas atsiranda pas praktikuotą, jo išoriškai reiškia, jisai patiria labai gilius ekstazės požymius ir simptomus ir yra aprašyti jie šventraščiuose, kaip tai pasireiškia ir nuo kokios emocijos, nuo kokio jausmo jie tai kyla, bet tai yra dvasiniai. Materialiai niekados mes nepatirsim tokių požymių, materialiai mes nepatirsim tokių išgyvenimų ir kūnas jis nereaguos būtent tokiu būdu, bet būtent nuo bhavos, nuo tos dvasinės prėmos mūsų kūnas jis neatlaiko ir apreiškia tam tikrus ekstazės požymiai, tai vadinama. Ir jie būtent Čaitanija Mahaprabhu ir Mahavendra Puris, jie susitikę apreiškia ekstatinius požymius pilnai. Ir kas vyko aplinkui, reiškia, buvo Mahavendra Purio mokiniai, reiškia, artimi mokiniai, kurie buvo pasiekę prėmą, reiškia, taip pat jie turėjo meilės ir jiems taip pat, reiškia, jie taip pat apreiškia ekstatinius požymius, jie taip pat jiems ašaros iš akių pradėjo bėgti, matant šitą jų susitikimo, reiškia, ekstazę, jų meilės tą tokį susitikimo momentą, kaip sutinko Mahavendra Puris ir Nityananda, reiškia, į mokiniai patys artimiausiai pažengė, jie taip pat patyrė dvasinius požymius, taip pat. Paskui buvo mažiau pažengę, jie stebėjo ir jie mėgavosi, gerėjosi šito vaizdu. Kurie nebuvo, reiškia, visiškai padarę tokios labai pažangos dvasiškai, jie skeptiškai žiūrėjo ir negalėjo suprasti, kas tai vyksta, bet jie susilaikė. Buvo taip pat, reiškia, tuo metu, kai keliavo Mahavendra Puris, iš aplinkinių kaimų susirinkę tam tikri brahmanai, šventikai ir dvasiškai bandantis tobulėti, ar ne, jie susirinkę buvo naujai pasižiūrėti, nes girdėjo kažkur, kad Mahavendra Puris yra labai didis vaišnavas ir reiškia, dvasinis mokytojas didis. Susirinko iš aplinkinių, kurie buvo, kai kurie iš jų, reiškia, pirmą kartą, kai matė, jie buvo dvasinio tobulumo, kaip sakyt, pačioj pradžioj ir jie matydami šitokius jų jausmus, jie pagalvojo, tai yra sentimentai, kažkokie tai jausmai ir čia dvasiniai mokytojai apreiškia, jie nusivylė, jie išėjo. Kai kurie buvo visiškai tokie buvo įsimokslinę, įsilavinę, ar ne, tarsi dvasinių žinių turintys, jie kai matė ir jie kai matė šitą, reiškia, jų tos ekstatinius apsikabinimus, ar ne, jų ašaros bėgo iš akių. Jie įvardino taip, kad, tai yra sentimentalus, tai yra gurų sentimentalistai. Jie būtent mažiausiai pažengę, kurie turėjo dvasinės žinias sausai. Jie išmanė labai gerai Vedas, ar ne, bet sausai, be dvasinio jausmų, be dvasinių pojūčių. Jie išmanė gerai Vedas. Jie kai matė šitą vaizdą, galvojo, tai yra visiškai sentimentalistai. Kaip gurų taip gali elgtis, ar ne? Kažkokius jausmus, emocijas, apsikabina, verkia ir jie net daug negalvodami, jie tiesiog paliko juos, jie išėjo, galvoja, kažkokia čia nesąmonė. Ir aš noriu pasakyti, kad skirtingi žmonės reagavo į susitikimą, reiškia. Tai reiškia, tie, kurie turėjo prėmą, meilę, jie suprato prėmos meilės požymius ir jie patys patyrė šitą prėmą, nes meilę gali suprasti tik tai meilę. Tie, kurie mažiau pažengė, ar ne, buvo nuoširdūs, jie nuoširdžiai tą žiūrėjo ir jie suprato teoriškai, jie galbūt neturėjo meilės prėmos, jie teoriškai suprato, tai yra meilės požymiai ir jie gerėjosi, mėgavosi, tuo lenkėsi šitam, ar ne. Tie, kurie visai nebuvo pažengę, reiškia, kurie buvo tik truputėlį dvasiškai, jie vertino taip nei gerai, nei blogai, bandė kažkaip susilaikyti, biškai bandė mąstyti, ar ne. O tie, kurie reiškia, visiškai buvo tokie loginiai, ar ne, ir kurie neturėjo jokio potyrio bhakti, ar ne, jie bhakti, galbūt tos sieklos, net neturinti savo širdie, bet gerai išmanančius Vedas, jie iš viso paliko, reiškia, matydami Nityanandą ir matydami šitą gurų Mahavendra Purį, jų, reiškia, tokius išoriškai, sentimentalius pasireiškimus, nes jie vienas kitą apsikabino, jie verkė, nukrito ant žemės, ar ne, jie patyrė prėmą, dvasinius jausmus, dvasinius išgyvenusius,
Bet tas, kuris yra, reiškia, pilnai loginis, skeptiškas, galbūt išmano tik tais vedas, reiškia, teoriškai, ar ne, jisai visiškai nusigrėžė nuo to galvo, o, tai yra visiški sentimentai ir jis tą visiškai atmenė ir visiškai išėjo, reiškia, iš tos vietos. Tai mes galim suprasti, kaip skirtingai reaguoja pagal sąmonės lygį per supratimą, kaip, reiškia, mes skirtingai galim reaguoti tą pačią situaciją. Ir premiką gali atpažinti tik tai premiką, tas, kuris turi premą pilnai. Ir toliau visą tai priklauso mūsų dvasinės pažangos. Ir kas būtent galbūt kartais gali net ir manęs klausytis, ar neišgirs kažkokie tai nauji žmonės atėję, išgirsta, aš pasakoju kažkaip apie Dievą, taip toliau. Ir kurie tokie yra, kaip sakyt, nedvasiškai nusiteikę, galvo, o, čia visiškos nesąmonės ir jie atmeta. Mes galime matyti kažkaip tai, galvo, o, tai yra visiškai, kas yra nuoširdžiai biški dvasiškai, gali įsiklausyti, o, galbūt čia įdomu. Daugiau dvasiškai reiškia pažengęs, galbūt jis dar labiau gali į tą įsigilinti, tą suprasti ir galbūt to gali pasimėgauti. Tai yra skirtingi požiūriai į patį aukščiausią lygį. Įsivaizduojat, buvo apreikšta scena pačios aukščiausios premos meilės, ar ne? Ir kaip skirtingai žmonės reagavo į tą pačią situaciją. Tai čia parodė tai. Ir tai yra Mahavendra Puris ir tada Čaitanė, būtent Nityananda su Mahavendra Puriu tiesiog jie negalėjo išsiskirti susitikime. Ir tada ką jie darė? Jie dainavo, vedė kirtinus, jie dainavo, šoko ir tokiu būdu jie vedė kirtinus, jie dainavo Hare Krishna Mahamantrą ir visi jo, reiškia, pasiekėjai, tokiu būdu jie vedė kirtiną šitą, tokiai ekstazijai, tokiai palaimai, kad jie bėgo dienos ir naktis, tiek jie, tiek visi pasiekėjai ir atsidavusiai jo, kurie buvo nuoširdžiai atsidavę, jie prarado laiko savoką, jie nebežinojo, kada yra rytas, kada yra vakaras. Nors prabėgo, reiškia, keli mėnesiai būtent jiems kartu šokant ir dainuojant Hare Krishna Mahamantrą, visi tiek jie patys, tiek jų pasiekėjai prarado laiko pojūtį, jie išgyveno gilias emocijas, gilias jausmus ir tai prabėgo net keli mėnesiai. Ir galiausiai jie mėgavosi šitą premą, šitą palaimą, šitą teikiančią, reiškia, šitą būtent išoriai, tai jie, reiškia, dainavo ir šoko Hare Krishna Mahamantrą, o kiekvienas viduje jisai buvo pasinėręs į premą, į meilę tokią, kad jie prarado laiko pojūtį ir išgyveno pačius gražiausius vidinius jausmus ir dvasinės emocijas. Ir tai yra labai ypatingas procesas, iš tikrųjų, prie kurio mes prisijungiam, kurio mes bandome jungtis ir jeigu mes nuoširdžiai tą pasinersim, lygiai tas pats atsitiks su kiekvienu iš mūsų, reiškia, prarasit laiko pojūtį, pradėsit patirti dvasinės jausmus, dvasinės emocijos ir galbūt jeigu pradžioje mes to nejaučiam, ar ne, tai jeigu mes tęsim tą nuoširdžiai, mes pradėsim tai išgyventi. Ir Mahavendra Puris, tokia labai ypatinga siela, labai ypatinga asmenybė. Jis visą laiką prisimindavo Krišną, visą laiką. Netgi jeigu jis pamatydavo melsvą debesį, reiškia, danguje, jisai pagalvodavo, o, tai yra Krišna. Ir net pagalvojęs nuo to, jis kartais nualpdavo tiesiog, ar ne, iš tos palaimos patiriamos viduje, ar ne, santykio. Tai jisai reiškia visus premos požymius, simptomus. Visą laiką jis dainavo, jis visą laiką kalbėjo apie Radharani, apie Krišną. Ir jis nieko daugiau, jis negalėjo apie nieko daugiau galvoti, apie nieką kitą kalbėti, kaip tik tais apie Radharani ir kaip tik apie Krišną. Ir kaip tik tais dainuoti ir mėgautis, reiškia, šitą palaimą, šito santykių savo viduje ir išoriškai jisai dainuodavo pas būtent Hare Krishna. Tai kiekvienam linkiu patirti šitą palaimą, būtent šitą bhavą, šitą dvasinius tos jausmus ir visą kitą. To suvaidinti mes negalim, to imituoti nereikia, išoriškai, ypatingai viduje mes galim pabandyti, reiškia, savo geriausius jausmus nukreipti Radharani Krishną, bet išoriai atsidavęs, jis yra vis laikas santūrus, mes neturėtum išoriškai būti kažkokie tai jausmingi, sentimentalūs, bet tam tikrus jausmus, kurios mes turime, mes galim parodyti Radharani ir Krishnai, mes galim kartoti jausmingai šitą mantrą, bet šitas jausmingumas turi būti apreikštas mūsų širdį. Tai neturi būti išoriška. Kai kada bhaktai išgirdę, kad reikia imituoti, reiškia, bhavą, jie pradeda imituoti išoriai. Išoriai nereikia to imituoti ir to net negalima, ir to net nerodė, mūsų to net nepreiškia, reiškia, sąmoningai mūsų, reiškia, mokytojai, būtent Gosvamiai. Žinoma, buvo tokių akimirkų, kada jie tiesiog nuoldo ir apreikšdavo tos išorinius simptomus, bet tai tiek buvo natūralu iš vidaus, kad jie išoriškai savęs nebekontroliavo. Bet šito, reiškia, vaidinti išoriškai šitų dvasinių jausmų, emocijų mums nereikia. Ir net negalima. Tai yra išorė, reiškia, visą tai mes galim, kaip sakyti, kai mes kartojame mantrą, visą kitą mes galim dėti pačius gražiausius jausmus, pačias gražiausias emocijas, bet tai turėtų būti viduje.
Išoriškai baktas jisai atrodo bet kuriu atveju toks pakankamai santūrus, pakankamai logiškas, visa kita, nors viduje jisai gali parodyti pačius gražiausius jausmus. Ir mes turėtum iš tikrųjų įdėti pačius geriausius jausmus, pačias gražiausias emocijas, kartodami mantrą. Bet tai turi būti, labai pabrėžiu, viduje. Ir kai mes pasieksim tą tikrą premą, tikrą bhavą, tikri jausmai dvasiniai pabus spontaniškai mūsų širdį ir jeigu tai atsikartos kažkaip tai išoriai, tai yra viskas ok. Bet išoriškai tada mes to nebekontroliuosim. Bet noriu pasakyti, kad išoriškai mes neturėtum, reiškia, imituoti kažkokios tai bhavos ir dvasinių jausmų. Mes turėtum išoriškai būti pakankamai santūrus, o viduje, reiškia, mes galim ir mes turim, reiškia, visas savo geriausias jausmas, emocijas nukreipti būtent į Radharanį ir į Krišną, kartodami mantrą ir prisimintami Radharanės Krišnos žaidimus ar lylas, netgi mintyse mes jiem galim pasitarnauti ir taip toliau, išreikšti tam tikrus jausmus, emocijos, bet tai turėtų būti viduje. Va tas labai svarbu. Tai šlovė, reiškia, Mahavendra Puri, nuostabi diena ir jums tada geros mantras, gero dvasinio kelio ir gero dvasinio tobulėjimo.